Lina, kaip keitėsi tavo pačios gyvenimas, apskritai kaip žmonės gyvena, kuriem nutinka pabudimas, kuriem nutinka nušvitimas, yra šeima, yra vaikai, yra sociumas, darbas. Kas tuo metu nutinka? Tai vėlgi pradėsiu senai žinoma tiesa ir girdėtų posakių, kad prieš nušvitimą kapoji malkas ir nešioji vandenis, po nušvitimo kapoji malkas ir nešioji vandenį. Kaip ir sakiau, gyvenimas iš esmės, jisai nesikeičia, nepasikeičia, nes Lina lik lieka, viskas lieka, tu neišimsi iš lygties, neatsisakysi, neišeisi į kalnus arba į olą, kaip tai darydavo mokytojai prieš 200 metų, 300 metų, kas tuo metu atrodė ok. Ir sakyčiau, netgi tas laikotarpis, kai būtent tas pasikeitimas sąmonėje įvyksta, iš tikrųjų jisai reikalauja labai daug ir jėgų, ir laiko. Ir ypač, kai tu esi, tarkim, vienas, kai nėra kas tau padeda ir pasako, nes tas vedimas jisai reikalingas ir po. Nebūna lengva. Iš tikrųjų, nes tikrai tuo metu, kaip ir sakau, visa sistema persistato. Tiek fizinė, tiek emocinė, tiek mentalinė, tiek tavo tiesiog visas tas jutiminis pasaulis jisai keičiasi. Ir vėl keičiasi jisai ilgainiui. Tačiau kas įvyksta tam subtiliajam lygmenį, kadangi, kaip ir sakiau, keičiasi tankumas arba tankis. Tas angliškai dažnai ignorance arba density. Tai yra iš to užsispaudimo, užsitraukimo pradeda sistema po truputį atsidarinėti. Arba jau, jeigu, tarkim, kadangi aš pati dirbau ir su asmenybinė dalim iki realizacijos, tai vis tiek tavo dažnis jisai kyla, jisai aukštėja, nes tu tos visus užsispaudimus, tu juos pradedi sužiūrinėti ir jie pradeda prasisklaidyti. Tai kas vyksta tuo metu, keičiasi apskritai tavo kaip sistemos vibracija ir mes esam visi energinės būtybės ir mes vienas kitus atpažįstam pagal energiją. Netgi yra tos pasakymas, turbūt ne vienam vaikystėje sakė mama ar tėtis, jeigu bijai šuns neik, ar tai nespuls, nes šuo jaučia baimę. Čia lygiai tas pats, mes identifikuojam vieni kitus pagal energiją ir kai mūsų kažkas pasikeičia, juk jaučiam, kad kažkas ten pradeda pykti arba užsidaro, mes jaučiam, kad kažkas pasikeitė. Tai galbūt tas pirmasis pasikeitimas buvo, kai žmonės arba pradėjo nebeatpažint, arba pradėjo nebepastebėti, kadangi tankis pasikeitė, kadangi po truputėlį, ne veltui ta metafora arba simbolis yra besiskleidžiantis lotosas, nes tu atsidarai ir tavo sistema tampa, ir tavo energija jinai tampa visa arba visuma. Tai būdavo atveju, kai arba staiga prasideda labai didelį pykčią arba agresiją mano adresu ir nesupranti, kas yra, nes tiesiog tų žmonių sistema neatpažįsta manęs. Ir natūralu, kadangi tie tapatumai, yra dalis tapatumų, kurie nukrenta iš karto, tu pradedi nebedaryti taip, kaip anksčiau darydavai, nes nebelieka priežasties, kodėl. Aš nesakau, kad tu nenustoji gaminti ar ten kažką, bet tarkim, jeigu iš nesaugumo, ten visą laiką bandai kažkam įtikti arba tūpčiot ir staiga tu tą nustoji daryti, nes nebematai prasmės ir žmogus mato pasikeitimą ir nesvarbu, kas vyksta. Tai čia yra vieni iš pavyzdžių tokių. Aišku, vaikai, kadangi tave mato kiekvieną dieną ir jie jaučia tave labiau, yra tam tikras niuansas, yra tam tikri dalykai, bet iš tikrųjų daug pasikeitimų vyko. Bet, kaip ir sakiau anksčiau, realizacija arba nušvitimas yra tiesa, yra tiesos atsibudimas. Arba tu atsibundi į tiesą apie save, kas tu esi. Tai tarkim, ten tos vietos, kurios buvo neaiškios arba nematomos, ar to vietoj, kur nesakei savo tiesos, ta tiesa pradeda lysti. Ir tas pusiausvyrą arba tas balansas, jisai pradeda ateiti tavo gyvenimą. Tai iš tikrųjų, pirmi metai jie nėra lengvi, nes labai daug viskas keičiasi. Tai kaip ir sakiau, galbūt tiems mokytams prieš 200-300 metų jiems buvo paprasčiau, nes jie galėjo sau leisti išeiti į olą. Man, kai vyko pasikeitimas, aš turėjau šeimą, aš buvau šeimoje, aš buvau ištekėjusi, yra vaikai, yra darbas, tai yra 21 amžius. Ir tiesiog tu turi toliau gyventi gyvenimą ir turi užsidirbti duonai ir turi daryti tai, ką tu darei iki tol. Tik tai, aišku, natūralu, kad tai, ką aš dariau, nebuvo mano širdies darbas ir ilgainiui tas dalykas jis irgi pasikeitė. Tai galbūt taip sakyčiau, tas įėjimas į tiesą, jisai nebuvo labai, labai malonus, jisai nėra malonus, vėlgi jisai priklauso nuo to, kiek dalykų, su kiek dalykų save tapatina iki tol. Ir kiek nematei savęs kaip asmenybės, kai nematei savo programų, kiek turėjai konceptų ir suvokimų. Tai galbūt taip.
Bet labai įdomus dalykas, kad ta tiesa, jinai vėlgi jinai atsiskleidžia įvairiuose lygmenyse ir tarkim yra žmonių, man brangų draugų, su kuriais buvom atitolę arba išsiskyrę ir kai vyko tas pasikeitimas sąmonėj ir aš kaip pradėjau mokytojos kelią, jie pas mane atėjo, grįžo ir jie atėjo kaip, nenorėčiau sakyti žodžio mokiniai, nes tas mokinys jis irgi labai toksai savotiškas terminas, kaip kelio ėjai, arba jie atėjo ir jie dabar yra tarp žmonių, kurie ateina į meditacijas ir vaikšto į retrytus. Taip kad labai daug kas pasikeitė, bet iš kitos pusės niekas nepasikeitė, aš toliau esu mama. Ir kai ką mama ir toliau ir būsiu, nes jie manęs tiesiog kitokios nepažįsta. Tu duodi žmonėms šaktipatus. Kas tai yra? Kas tai per malonę? Taip. Tai šaktipatas, jeigu taip trumpai, yra iniciacija. Iniciacija arba energijos perdavimas, nes pats žodis šaktipat iš sanskrito kalbos išvertus reiškia šakti energijos perdavimas. Aš gal norėčiau tokią remarką palikti čia, kad tuos žodžius, kuriuos vartoju aš, jie yra gana dažni ir žinomi dvasinėme pasaulyje, bet tai nereiškia, kad tas kelias, kad šakti kelias arba apskritai tas dvasingumo kelias, jisai būtinai turi būti susijęs su hinduizmu ar su kokia nors rytų filosofija. Tie žodžiai tiesiog tapę bendriniais. Nes mes visose religijose, visose doktrinose, visose filosofijose ir senovės civilizacijose, tiek Egipto, tiek Šumerų, tiek Asirų mes galėtumėm rasti tą pačią informaciją. Vėlgi, gal pas mus tiesiog dar vienas konceptas, kad visa tai, kas yra šakti, arba visos tos iniciacijos daršanų, jie būtinai turi būti atėję iš hinduizmo. Tai šaktipatas, kaip ir sakiau, tiesiogiai reiškia energijos perdavimą. Tai jeigu prisimintumėm truputėlį senos graikų mitologiją, buvo toksai dievas Prometėjas, kuris nešė dievų ugnį žmonėms ir ją dalino. Tai jisai nešė iš aukuro arba iš to pagrindinio Dzeuso šventyklos arba iš tos pagrindinės šventosios ugnies. Tai šaktipatas yra būtent energijos perdavimas iš šaltinio, iš šakti šaltinio arba iš tos pradinės vibracijos, iš dievo, galima vadinti kaip norit, perdavimas, tai yra perdavimas ir uždegimas jūsų pačių esančios kundalinį arba šakti. Tai yra aš veikiu kaip degtukas, kuris uždega jūsų pačių ugnį. Tai nėra mano energija, kuri perdavama. Tai yra energija, kuri eina pro mane. Tai yra ta žalia dieviška energija, kuri eina pro mano sistemą ir jinai kiekvienam jūsų, su jūsų pačiu pajėgumu ją paimti, yra perdavama. Tačiau yra vienas niuansas. Aš vis tiek esu kanalas, per kurį yra perdodama energija. Ir aš esu moteris ir aš esu vis tiek atskiras individas, kuri turi tam tikrą savo vibraciją ir tam tikrą atspalvį energijos. Tai ta šakti, kuri eina per mane arba pro mane, jinai turi ir mano pačios atspalvį, kuri turi tam tikras savybės ir tada sistema, jinai priima ir reaguoja būtent tas savybės. Ir kadangi tos savybės, kurios eina pro mane, jos turi tą aspektą arba tą tendenciją pajudinti būtent tą tapatumą arba pajudinti tą programą arba pajudinti tai, ko mes apie save anksčiau nežinojom, tai ta tendencija jinai išlieka. Tai tarkim žmonės, kurie gauna šaktipatą pro mane, tai yra pažadinama kundalinė, yra pažadinta sąmonė, bet kartu yra pažadinama žmogaus sistema ir tam tikri jos aspektai, kuriuos jis turi pamatyti ir jų atsitapatinti. Čia labai techniškai. Ar tai yra egregoras irgi, ar tai kažkas dar kitaip? Nes kaip ir žinom, kad mokytojai, vedliai, sistemos dažniausiai kaip ir egregoras, kuris tau duoda, bet realiai ir tu duodi, ar ne? Mes žinom, kad iniciacijos tai nėra šiaip vienpusis mainas. Kas tai yra šiuo atveju, tavo atveju? Aš esu tik kanalas. Aš nieko negaunu. Ne, bet aš žinau, matau, kas vyksta tuo metu, bet aš esu įrankis. Per mane, pro mane eina. Tiesiog tokia mano paskirtis. Aš suprantu, galbūt daugumai yra sudėtinga suvokti, o tai kas tau iš to? Kas man iš to? Tai yra mano sąmonės, mano sielos irgi kelias, tai yra mano pačios evoliucija lygiai taip pat būti įrankiu, būti kanalu. Ir taip aš gaunu tolimesnį augimą lygiai taip pat, nes matydama arba patirdama tai, kas vyksta kituose, tai yra dar vienas šaltinis man kažką atpažinti arba pažinti. Ir taip lygiai taip pat evoliucionuoti ir tobulėti kaip sąmonė. Ir kaip asmenybė lygiai taip pat. Nes Lina niekur nedingsta, Lina toliau turi savo gyvenimą, turi savo užduotį, turi savo karmą ir turi savo evoliucijos kelią.
Aš tai gal pridurti galėčiau apie tą, Linai, kad, pavyzdžiui, nušvitimas, man asmeniškai, tai yra kaip mes vienas bet kito negalim. Bet tas paaiškinimas, kodėl per vienas ar kitas žmogus, kuris yra atitinkamam kelyje savo, vat, perduodu, kodėl vat, Lina, kodėl vat, tie Gregoriai, kodėl visi tie. Mes vienas be kitų negalim, mes esam kaip vienas, bent taip aš manau. Ir visi daro tai, ką gali. Mokytojai, mokiniai, visos specialybės, visos, sakysim, išraiškos, realizacijos, man kažkaip yra ganėtinai suprantama. Tas, jeigu kam nors klausimas kyla, kodėl aš, kodėl tu. Mes iš esmės esam vienas, bet kelyje yra, nes aš visą laiką galvoju, kodėl aš ieškau mokytojo. Reiškia, kažko nežinau, kažkoks klausimas yra, kažko dar kelias veda, kaip kopėčiom lipti. Vis lipi aukštyn, bet galima aišku ir nukristi. Aš sakyčiau taip, kad mokytojas yra tiesiog keli žingsniais prieki. Tiesiog žmogus tiesiog jau mokytis. Taip, bet jis toliau. Ne veltui sakoma, ne, kad mokinys ir mokytojas yra vienas ir tas pats. Taip, visiškai sutinku. Kiekvienas daro tai, kam turi paskirti. Nes vis tiek visa tai yra viena didelė sąmonė. Ta sąmonė turi savo tų skirtingų aspektų. Tai mes esam tos individualios atskiros mažos sąmonytės, per kurias ta didžioji sąmonė ir patiria save per tos skirtingus aspektus. Bet vėlgi tos mažytės sąmonytės arba tie skirtingi kampai ir yra ta viena didelė sąmonė. Čia kaip kilimo raštas. Jeigu mes jį pasižiūrėtumėm, visur yra tie simboliai, mažiukai, elementai, bet visą tai sudaro vieną didelę sąmonę. Tai sąmonė yra vienas didelis kilimas, kurį mes ir sudarėm. Nes kaip ir sakoma, kad pilų klausimų ir teiginių nebūna, nes ateina iš tos pačios sąmonės. Mes dabar sėdim nuostabioje galerijoje, Činta Gallery, ir čia, kas eina, žmonės visi jaučiam, kad tie daiktai yra pakrauti energija. Ta prasme, čia ne šiaip yra daiktai, tiesiog yra magiški daiktai, atrodo taip. Ir jaučiasi taip. Ir aš žinau, kad tu, Lina, turi savo, vadinkim, prekės ženklą, kur irgi pakrauni daiktus, ar ne? Tai noriu, tą temą apie daiktus, realiai mes kiekvienas kuriam, kažkas kuria puodelius, ar ne, kažkas kuria sukneles, kažkas mes kuriam programą apie energetinį pakrovimą. Ar yra taip, kad realiai viskas, ką mes kuriam, yra pakrauta ir realiai mes gal pagal tai netgi renkamės pagal dažnį, ką mes įsigijam, ką pritraukiam? Taip, tu visiškai teisi. Kaip ir minėjau anksčiau, kad viskas yra energija, net ir moksliškai įrodyta. Skirtumas tarp energijų yra tik tai jos dažnis ir intensyvumas. Tai yra forma, ne? Kitaip tariant, tai yra energija juda banga. Tai kiekviena ta banga, jinai turi savo skirtingą formą, bet jos esmė yra energija. Ir tai nėra energijos taškai, tai yra energijos laukas. Tai yra tas laukas, jis tai būtent tas bangavimą ir primena. Tai kai kiekvienas ateina su savo energija, jisai palieka įspaudą, tam tikrą įspaudą tam energiniam lauke. Arba tą patį atspalvį. Na, tarkim, kaip aš minėjau apie šaktipatą, ne? Kai aš perduodu šaktipatą, vis tiek tai yra atspalvis, kurį palieka Linos, kaip tu sakai, pavadinai, egregoras arba sankaupa energinė. Čia jau labai moksliškai skamba. Tai lygiai taip pat, kai mes kažką darom, mes paliekam irgi savo energiją. Rūbuose irgi, ne? Kodėl, pavyzdžiui, mes ateinam pas vienus namus ir sakom, čia tavo gera aura. Mes vadinam įvairiausiais žodžiais, nes tiesiog mums sudėtinga gana dar įžodinti tą dalyką, kas tai yra. Bet tai, ką mes jaučiam, mes ir jaučiam tą pirminę vibraciją, tik tai žodžiai ir formos gali būti skirtingos. Tai mes kiekvienas ir paliekam tą savo įspaudą, arba tą savo vibraciją, arba tą savo energiją. Daikte, kurį kūrėme namuose, arba netgi kėdėje, arba daiktai, kur mes nesėdime. Nes, nežinau, turbūt irgi girdėjote, kai ypač buvo populiaru ten iš antrų rankų. Ne, šitie rūbai, kai žmonės sako, aš, pavyzdžiui, negaliu jo nešioti, nes aš jame blogai jaučiuosi, nes jaučiu kito žmogaus energiją. Tai vėl viskas yra energija ir viskas palieka savo įspaudą. Ir tas įspaudas turi skirtingą vibraciją. Ir jeigu mūsų vibracijos arba laukai nesutampa, arba įvyksta disonansas, tada mums tie dalykai netinka. Taip mes ir nesutampam, bet tai nereiškia, kad tai yra bloga energija. Tai tiesiog ta vibracija netitinka mūsų vibracijos, arba tas dažnis netitinka mūsų dažnį. Nes mūsų bangelė yra tiesiog kažkur kitur. Lietuva, Naujoji Zelandija. Dažnis, energija, vibracija. Pasakyk apie kiekvieną kažką. Taip, labai didelis skirtumas. Šiaip aš galėčiau pasakyti, kad mūsų Lietuvos energija yra labai tinkama pradėti visom dvasiniam kelionėm. Nes mes iš to, nes
sutikite, mūsų energija, mūsų šalies energija, jinai yra gana tanki, jinai gana sunki yra. Bet aš kaip sakau, kad Lietuva yra labai puikiai dirba visom sėklom pradėti išdėkti, nes sėklos yra pačios atspariausios ir pačios gajausios. Bet tas pats ta energija, ta erdvės, ta galimybių energija, tarkim, tas lengvumas, vibracinis lengvumas Naujojo Zelandijoje, jisai tikrai yra didesnis. Bet vėlgi, jeigu žiūrėt globaliai, Žemėje yra vietos, kurios yra intensyvesnės, Žemėje yra vietos, tie vadiname sukūriai arba verpetai energiniai, kur yra tiesiog energija stipresnė ir kelis kartus sukasi, yra vietos, kur Žemė ilsisi. Nes apskritai viso pasaulio arba visos kūrinijos principas yra pusiausvyra, yra balansas. Tai yra vietos, kurios sunkesnės, yra kurios lengvesnės, bet tai nėra geresnės ar blogesnės vietos, nes galų gale viskas susideda vieną gražią pusiausvyrą, o pusiausvyra ir yra tobulumas. Todėl pasaulis yra tobulas.